Tai pirmoji diena Kipre. Šiandieną lankėmės Nikosijoje. Mes vadinam Nikosiją, tai yra Kipro sostinė, bet iš tikrųjų yra Lekosija. Pagal jos tai pravažiavom šalį, labai stipriai pasikeitė landšaftas nuo jūrinio paplūdiminio iki panašiai kaip pas mus miškai, pušelės, viskas labai panašu į mūsų. Nori pasifilmuoti, Remi? Remigijus Pušku, Tomas, kuris pasikvietė mane į svečius. Jo, jeigu norėsit smagių foteliukų, tai pas Remigijų, o jeigu mokymų visokių ar pagalbų su pardavimais ir tarptautiniais, tai pas Tomą pardavimo pajėgos. Va, ir dabar važiuojam, nepatikėsit, į Žalgirio rungtynes. Mes buvom susitikę jau su Žalgirio komanda, pasidėjome, atsigėrėme sulčių, pepsio, kavytės, pasiėmėm kvietimus į areną ir 9 valandai dabar lekiame kaip tik į rungtynes. Įeidinėjame į areną, kur vyks šios dienos rungtynės. Kauno Žalgiris prieš Kauno Žalgirio krepšinio komandą prieš Kipro krepšinio komandą. Rungtynės 9 valandą. Paskutinės akimirkos prieš rungtynių pradžią dar vyksta Žalgirio žaidėjų pasitarimas su treneriais. Tikriausiai aptarė strategiją. Kaip ir minėjau, esame Kipre, Nikosijoje, sostinėje, centrinėje arenoje. Nėra jinai tokia įspūdinga kaip mūsų arenos, bet visų gera, tvarkinga, viskas čia irgi tvarkoje ir dar matome tikrai nemažai tautiečių, kurie atvyko taip pat palaikyti Žalgirio komandos. Iš savo profesinės pusės visada atkreipiu dėmesį į techninę transliacijos išpildymą. Tai komentatoriai sėdi salėje, statistai, vienas operatorius po vienų krepšių, kitas po kitų. Ir 2 kameros stovi per centrą, viena dirba bendrų planų, kita dirba stambiais planais. O KTS, kaip pastebėjau, stovi toje arenos pusėje, nes visi laidai nueina į tą pusę. Na, matot, lyrinis nuokrypis, bet čia jau, kaip sakant, profesinė liga matyti tokius dalykus. Deja, bet Žalgiris pralaimėjo šią vakaro rungtynes. Vyrai, kaip matėm, stengiasi, darė viską, ką galėjo, o mes jau čia turime be 20:12, kadangi aš šiąnakt kėliausi 2 valandą nakties, tai praktiškai toj neužilgo, kol grįšim į Pasosą, bus para kaip nemegojęs. O dar norėčiau sumontuoti šitą video ir jau nuo ryto jį išpublikuoti. Taigi, pirmos dienos Kipre, kuriame niekada iki šiol nesu buvęs, įspūdžiai labai faini. Iš tikrųjų dar yra karšta čionai. Rytoj nusimato temperatūra apie +37 laipsniai, tai numatė važiuoti maudytis. Tai ką, iki rytdienos.